Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą istorijos iš pasaulio / nusikaltimai, bet niekas nemirė, niekas nieko nenužudė, aš tiesiog jau kai porą mėnesių vis girdžiu apie DB arba Dan Cooper ir tai, jog FTB galbūt žino tikrąją Dano Cooperio tapatybę. Tai viena didžiausių paslapčių Amerikos kriminalinėje istorijoje. Danas Cooperis ne tik sugebėjo užgrobti lėktuvą, bet ir iššokti iš jo su $200,000. Ir iki šiol niekas nežino, kas buvo tas Danas Cooperis ar kur dingo pinigai. Ir šiuose naujose straipsniuose, kuriuos skaičiau, brolius su seserim tikina, jog atrado parašiutą, kuris buvo naudojamas būtent šio lėktuvo užgrobimo metu ir jog parašiutas priklauso jų tėvui, Richardas McCoy. Ir aš nors ir žinau šiek tiek apie šią bylą, norėjau pasidomėti daugiau ir atradusi daugiau informacijos, nusprendžiau padaryti šį video ir šio video gale aš pateiksiu keletą buvusių įtariamųjų. Ir galėsime palyginti, kuris iš jų galbūt galėjo būti Danas Cooperis. Tad pradėkime nuo to, ką žinome. 1971 metais, lapkričio 24 dieną, padėkos dienos išvakarėse, vyras su juoda taše atvyko į Portlando tarptautinį oro uostą. Su grynaisiais pinigais vyras nusipirko bilietą į vieną pusę, Seatlo Tacoma, ir ant jo nurodė savo vardą kaip Dan Cooper. Liudininkai apibūdo Daną Cooperį kaip 40 metų įpusėjusį baltaodį vyrą, tamsių plaukų ir rudų akių, vilkinti juodą arba rudą kostiumą, baltus marškinius, ploną juodą kaklaraištį, juodą lietpaltį ir rudus batus, bei su savimi turėjo juodą lagaminą ir rudą popierinį maišelį. Jisai užsiėmė paskutinę vietą lėktuve, 18 ir užsisakė iš stewardesės gėrimą, tai buvo burbonas ir 7-Up. Šiame lėktuve te buvo 6 žmonių įgula, tai yra pilotai ir stewardesės bei 36 keleiviai, įskaitant Daną Cooperį. Netrukus po pakelimo Danas stewardesei Florence Schaffner įteikė raštelį. Ji pagalvojo, kad tai buvo jo telefono numeris ir tą raštelį įsimetė pas save į rankinuką. Tai pastebėjęs Danas pasilenkė prie jos ir sušnabždėjo: "Ponia, geriau pasižiūrėkite į tą raštelį. Aš turiu bombą." Jame buvo parašyta: "Ponia, portfelyje turiu bombą ir noriu, kad atsisėstumėte šalia manęs", kadangi jis sėdėjo už jo. Florence, grąžinusi raštelį atgal Danui ir atsisėdusi šalia jo, paprašė pamatyti bombą. Ir Danas mielai sutiko. Jis atidarė savo lagaminą ir Florence pamatė kažką, kas kaip ir priminė bombą. Ir kaip jinai įvardijo, tai buvo 4 raudoni cilindrai, turbūt dinamitas, daug laidų, baterija ir laikmatis. Uždaręs lagaminą jisai paaiškino, jog turi keletą reikalavimų, kurios Florence užsirašė ir nunešė į kabiną, kur informavo skrydžio įgulą apie šią vykstančią situaciją. Kapitonas Williamas A. Scott liepė jai likti kabinoje ir užsirašyti visus įvykius. Tada šią visą informaciją perdavė šiaurės vakarų skrydžių operatoriams Minnesotoje, jog užgrobėjo reikalavimai buvo tokie. Cooperis prašo $200,000 iki 5 valandos vakaro. Jis taip pat nori 2 priekinių parašiutų ir 2 galinių parašiutų ir nori pinigų Amerikos valiuta. Danas užsiminė stewardesei, jog jisai galbūt pasiims su savimi įkaitą, dėl to jam reikėjo 4 parašiutų, bet iš tikrųjų jisai norėjo atgrasyti, jog jam nebūtų įteiktas koks nors neveikiantis parašiutas. Ir aš manau, kad tai visai protinga idėja. Kol Florence ar Florencija sėdėjo kabinoje ir užsirašinėjo visus įvykius, prie Dano atsisėdo stewardesė vardu Tina. Na, kad tiesiog palaikytų ryšį tarp skrydžio palydovų ir Dano, kuris taip pat pareikalavo, jog kai nusileis, jog jau lauktų kuro sunkvežimiai. Ir tuo metu, kol bus pilamas kuras, visi keleiviai turės sėdėti savo vietose. Kai viskas pasibaigs ir kai Tina atneš pinigus ir parašiutus į lėktuvą, tada Danas paleis keleivius. Nežinau tiksliai, ar jisai pasakė, jog paleis visus, ar paleis keletą ir pasims 3 su savimi, bet jisai tiesiog pasakė, kad,
kol jūs vykdysite mano reikalavimus, tol šis lėktuvas nesusprogs. Kapitonas Williamas A. Scott, ir sakau pilną vardą pavardę, kadangi yra antras pilotas, kurio vardas taip pat yra William. Tad šis susisiekė su Seatlo Takomo oro eismo vadyba apie šią visą situaciją, kuri susisiekė su Seatlo policijos departamentu SPD ir federalinių tyrimų biurų FTB. Ši visa kelionė turėjo trukti 30 minučių. Tačiau, žinoma, vykstant šiai situacijai, jinai užtruko šiek tiek ilgiau, kadangi policijai ir visiems kitiems reikėjo tiesiog laiko surinkti tą sumą pinigų ir rasti, iš kur gauti parašiutus. Ir keleiviams buvo pasakyta, jog lėktuvas, šiek tiek užtruks, kadangi turi nedidelių mechaninių sutrikimų. Tad jie ore sklandė apie 2 valandas. Tuo tarpu Danas pareikalavo, jog Tina visą laiką sėdėtų šalia jo. Ir žinoma, jie bendravo šiek tiek, draugiškai gan visai, nes ji pastebėjo, jog Danas iš tikrųjų žinojo tos vietovės reljefą, kadangi atpažino Takomo miestą ir McCordo oro pajėgų bazę. Ir jisai netgi pasakė, kad nuo Takomo iki šios bazės tai yra 20 minučių kelio automobiliu. Tina taip pat pasakė, jog Danas viso šio reikalo metu nesijaudino. Jisai netrodė sutrikęs ar piktas, jisai tiesą sakant buvo visai malonus. Ir vienas iš pokalbių dar buvo, jog Tina paklausė Dano, kodėl jisai užgrobė būtent Northern West Airlines. Ir jisai tiesiog nusijuokė ir pasakė, kad tai ne todėl, kad turiu pykčio jūsų oro linijoms, kad pykstu ant jūsų oro linijų. Tai tiesiog dėl to, kad aš pykstu. Ir tada paaiškino, kad skrydis paprasčiausiai atitiko jo poreikius. Vienintelis kartas, kai Danas buvo šiek tiek susierzinęs, buvo tada, kai jie turėjo pokalbį, kur kas gyvena. Tiksliau, Danas pirmas paklausė Tinos, iš kur jinai, ir ji pasakė, jog yra kilusi iš Pensilvanijos, bet tuo metu gyveno Minneapolyje, norėjau sakyti Minnesotoje. Ir turbūt Tina iš mandagumo ar padoraus etiketo paklausė, iš kur yra kilęs Danas. Tačiau jisai gan greitai susierzino ir atsisakė atsakyti į klausimą. Tada pasiūlė jai cigaretę, į ką Tina pasakė, jog yra metusi rūkyti, tačiau sutiko priimti cigaretę. Ir aš manau, kad tokioje situacijoje, rūkanti ar nerūkanti, būčiau paėmus tą cigaretę. Danas Cooperis taip pat skrydžio metu turėjo porą trumpų pokalbių su keletą kitų keleivių, pagrindė tų, kurie sėdėjo netoli jo, bet nieko per daug ypatingo, nieko per daug įdomaus. Kol visą tai vyko, tuos $200,000 arba šiais laikais tai būtų daugiau nei $1,5 milijono parūpino Seattle First National Bank, o tuos 4 parašiutus vietinis kaskadininkas, parašiutininkas, pilotas. Beje, tie pinigai svėrė apie 8,5 kg. Tai bus kaip ir svarbu vėliau, paaiškinsiu kodėl vėliau. Ir kitas dalykas, ką pamiršau paminėti, jog Danas pareikalavo, jog tie pinigai būtų įdėti į kuprinę, tačiau jie buvo įdėti į maišą, ką irgi paaiškinsiu vėliau. Čia labai daug smulkios informacijos yra ir aš viską pasirašiau, tačiau dabar atrodo, skaitant vėl, kad nėra būtina ta informacija. Aš jums pasakysiu, kas yra svarbiausia žinoti, nepergyvenkit. Kai lėktuvas pagaliau nutūpė, 5:46 vakare, Danas ir toliau turėjo gan griežtus reikalavimus. Tad pirma, kad lėktuvas būtų nutupdytas kuo toliau nuo pagrindinio terminalo, ar kur nors neapšviestoje vietoje, ar mažiau apšviestoje vietoje. Antra, jog tik tai vienas aviakompanijos atstovas prieitų prie lėktuvo ir paduotų tuos pinigus bei parašiutus. Taip pat mini detalė, kad Danas nesupainiotų, jog tas aviakompanijos atstovas buvo kuris nors iš policijos ar FTB, jis turėjo persivilkti, nes jo uniforma gan priminė tokį, pareigūnišką uniformą. Todėl jam buvo liepta persivilkti paprastai civiliniais drabužiais, rūbais. Trečia, jog vienintelis išėjimas ir įėjimas būtų pro pagrindinės duris.
pro tos pagrindinius laiptus. Na ir ketvirtas, žinome, jog jisai liepia visiems keleiviams likti savo vietose ir jisai kartu su Tina išlipo iš lėktuvo, kad pasimtų tuos pinigus su parašiutu. Galbūt jisai tiesiog nenorėjo dėlsti laiko, nes vis dėlto, kaip sakiau, tie pinigai svėrė 8,5 kg ir tie parašiutai turbūt irgi, manau, nėra labai lengvi. Todėl galbūt, spekuliuoju čia biški, Danas tiesiog buvo mandagus, džentelmenas ir padėjo Tinai. Tad jie du vieninteliai išlipo iš lėktuvo ir kartu įlipo. Ir kai pagaliau buvo tie visi pinigai ir parašiutai lėktuve, Danas sutiko paleisti visus keleivius. Bandydama nutraukti įtampą, Tina juokaudama paklausė, ar jinai galėtų turėti tuos pinigus. Ir Danas sutiko, jisai siėmė tokią gan nemažą sumą pinigų, paketėliui, ir mėgino įteikti tai Tinai. Tačiau Tina atsisakė, sakydama, jog jie negali priimti jokių arbatpinigių, nes tai prieštarauja įmonės politikai. Ir tiesą sakant, Danas mėgino duoti arbatpinigių jai ir kitoms 2 stiuardesėms iš savo kišenės, dar prieš gaunančios pinigus. Tačiau, žinoma, jos visos 3 atsisakė būtent dėl šios taisyklės. Florencija tuo metu paklausė Dano, ar galėtų atgauti savo piniginę, kuri buvo už jo, ten tašė kažkur tai. Ir jisai pasakė, I'm not gonna bite, tipo, neįkasiu tau, nepergyvenk. Ir kita stiuardesė, koks nesvarus, Alice Hancock, ji paklausė, ar stiuardesės galėtų išlipti iš lėktuvo, kadangi, jų nebereikėjo, kadangi nebuvo daugiau jokių keleivių apart Dano. Ir jisai sutiko, jisai tiksliau pasakė, whatever you girls would like. Ko tik tai norėtumėte, ko tik tai benorėtumėte, merginos. Todėl Florencija ir Alice išlipo iš lėktuvo ir liko tik tai Tina. Dabar vieno degalų sunkvežimio neužteko pripildyti pilnai lėktuvo, todėl reikėjo dar 2, kas užtruko, jeigu dabar tiksliai pamenu, apie dar 2 valandas. Tad 2 valandas jie stovėjo tame oro uoste, apsupti policijos, FTB, visų žodžių, žiniasklaidos turbūt irgi. Tuo metu Tina sakė, jog Danas skundėsi, kad pinigai buvo įdėti ne į kuprinę, kaip jis reikalavo, o į maišelį, į paprastą medžiaginį maišelį. Ir matytas maišas buvo per silpnas atlaikyti visus pinigus, todėl Danas nusprendė panaudoti vieną iš parašiutų. Ir aš tiksliai nežinau, ar jisai panaudojo, maišą, į kurį buvo dedamas parašiutas, bet skaičiu, jog jisai nukirpo dalį parašiuto, ten kažkokią tai dalį. Bet, kad ir kaip ten bebūtų, skundėsi. Kai pagaliau lėktuvas galėjo pakilti, Danas pilotams davė savo skrydžio planą, nurodydamas, jog lėktuvas turėtų skristi pietryčių kursu link Meksiko mažiausiu įmanomu oro greičiu, nestabdant orlaivio. Maždaug 100 mazgų arba 185 km per valandą, didžiausiame 10 000 pėdų arba 3000 metrų aukštyje. Danas taip pat nurodė, kad važiuoklė turi likti išjungta, sparnų sklendės turi būti nuleistos 15 laipsnių, o kabina turi likti be slėgio. Pilotas Williamas Billy J. Ratachakas, tiesiog William B. Tad jisai paaiškino Danui, jog norint patekti į Meksiką, jiems tada reikės dar kartą sustoti ir užsipilti degalus. Ir jie abudu pasikalbėjo, nusprendė, jog sustos Reno Tahoe tarptautinimo oro uoste. Tad tą jie ir padarė. Ir jie vėl pakilo į orą apie 7 valandos 40 minučių. Tad lėktuvui nusileidus Reno ir pasipildžius, jie pakilo į orą 9 valandos 40 minučių. Ir kiek aš žinau, kiek aš atsimenu, lėktuvas pirmą kartą pakilo be 13, o dabar jau yra be 28, tai maždaug apie 5 valandas visa šita situacija vyksta, bent jau iki šito pointo. Danas tada liepė Tinai atidaryti tuos galinius laiptus, bet Tina sakė, jog jinai bijojo, jog kai atidarys duris, kad ją ištrauks.
Ir jinai pasiūlė, kad tiesiog paimti atsarginę virvę kabinoje, kuri buvo, prisirišti prie kėdžių ir tada atidaryti. Tačiau Danas nesutiko. Ir Tina tada pasiūlė, galbūt tu galėtum nukirpti parašiuto tas virves ir jas panaudoti, jeigu tu nenori naudoti mūsų. Ir Danas nesutiko ir tiesiog pasakė, grįžk į kabiną ir užsidaryk tas, kaip jos vadinas, užuolaidas. Užsidaryk užuolaidas ir aš pats atsidarysiu tas duris, tos laiptus. Prieš išeinant dar Tina prašė Dano, kad pasink su savimi bombą bent jau, okei? Tipo, nepalik mums. Jeigu ką čia darysi, daryk, bet nepalik bombos su mumis. Ir Danas pasakė, kad nesijaudink, aš arba pasimsiu su savimi, arba aš tiesiog ją, išjungsiu. Ir be uždarinėdavo tą užuolaidų pertvarą, jinai matė, kaip Danas prie savęs rišosi pinigų tuos maišus. Ir tai buvo paskutinis kartas, kai kažkas tai jį matė. Apie 8 valandą užsidegė kabinos įspėjimo lemputė, rodanti, kad laiptai buvo išskleisti. Kapitonas Williamas A. Williamas A ir Williamas B. Nepastebėjau, kai rašiau skriptą. Nesvarbu. Kapitonas Williamas A per tą domofoną, per garsiakalbį, paklausė Dano, ar jam nereikia pagalbos. Ir paskutinė žinutė iš Dano buvo ne. Ir visi liko toje kabinoje ir jie kaip ir pastebėjo vienu momentu, man regis tai buvo 13 minučių po 8, kad jie pajutė vibraciją. Aš manau, jog tai buvo, kai Danas iššoko iš lėktuvo. Tai arba kai jisai lipo laiptais ir dėl to buvo ta tokia vibracija, arba kai jau atsispyrė ir tada šoko ir dėl to lėktuvas šiek tiek sudrebėjo. Likus maždaug valandai iki nutūpimo, Tina per tą domofoną garsiakalbį, paklausė, tiksliau paprašė Dano, kad reikia pakelti laiptus, nes tai nėra saugu. Mes saugiai nenusileisime dėl jų. Ir jinai pirmą kartą nieko neišgirdo, todėl paklausė antrą kartą, tačiau visi bijojo išeiti iš kabinos. Todėl nieko dėl to nedarė. Neišgirdo jokio atsakymo. Bijojo visi išeiti ir tiesiog lėktuvas nutūpė 11 valandą vakare beje. Ir lėktuvas nutūpė būtent su išskleistais laiptais. Bet kiek aš iš nuotraukų mačiau, lėktuvas nutūpė saugiai, viskas tvarkoj buvo ir laiptai buvo vos pabraižyti. Vos, turbūt ne vos, bet nesmė. Ir žinoma, kai jie nusileido, jų jau laukė. Policija, FTB, CŽV, visi jau tenais laukė. Bet niekas nenorėjo įeiti į lėktuvą, kadangi nežinojo, ar Danas ir bomba vis dar buvo tenais. Tad vienas iš pilotų nusprendė patikrinti ir nieko neradęs pranešė policijai, kad Dano nėra. Tačiau FTB visi nusprendė, jog reikia apieškoti pilnai lėktuvą, kas užtruko apie 30 minučių, norint tiksliai žinoti, ar jisai nepaliko kažkur tai bombos. Ir nieko neradę po 30 minučių pasakė, jog lėktuvas yra visiškai tuščias. Beje, visą tą laiką, nuo tada, kai nutūpė antrą kartą pasipildyti degalų, juos sekė 2 lėktuvai, kurie nieko nepastebėjo beje, kai Danas iššoko, jų radarai taip pat nieko nepastebėjo, kažko tai neįprasto. Ir šiaip, tuo metu jau buvo naktis, ir jisai buvo gan tamsiai apsivilkęs, todėl kaip ir nenuostabu, jog niekas nepastebėjo. Ir žinoma, dabar prasidėjo tyrimas, viso lėktuvo apieškojimas. Tad be 66 pirštų antspaudų lėktuve FTB agentai rado juodą Dano Cooperio užsegamą kaklaraiščio segtuką ir 2 parašiutus, iš kurių vienas buvo atidarytas. Ir aš manau, tai buvo vienas iš tų krepšių, kur Danas panaudojo kaip, krepšį pinigams sudėti. Taip pat buvo rasti, 2 tokios rogelės, bet tiesiog 2 plaukai. Ir 8 nuorūkos, kurios buvo būtent Dano Cooperio sėdynės peleninėje. Nes taip, tais laikais galima buvo rūkyti lėktuvuose. Vienas dar labai svarbus dalykas, jog vienas iš 4 parašiutų iš tikrųjų buvo dummy. Tai buvo naudojamas tiesiog treniruotėjai, jog tas parašiutas nebūtų taip ar taip išsiskleidęs. Tad FTB ar
kad ir kas ten sugalvojo, rizikavo nekaltų civilių gyvybę. Kas būtų, jeigu iš tikrųjų būtų Danas pasiėmęs tris įkaitus? Tad vienas iš jų būtų iššokęs su tuo dummy, su tuo treniravimuisi skirtu parašiutu. Bet Danas pasiėmė būtent tą dummy ir vieną iš geresnių, vieną turbūt iš geriausių parašiutų, kadangi jisai buvo karinis parašiutas. Ir mes tiksliai nežinome, kuris buvo panaudotas, nes niekas neatrado nei parašiutų, nei tų pinigų. Dėl pinigų biškai vėliau pakalbėsiu, bet nesmė. Todėl mes nežinome, ar jisai žinojo apie Dummy One ir specialiai jį pasiėmė, ar jisai vis dėlto nežinojo ir nukrito. Ir jo palaikai dar vis neatrasti. Apklausus liudininkus, buvo žinoma sukurtas tada eskizas, buvo iš viso 3 ar tai 4, ar net 5 eskizai, dabar tiksliai nepamenu, bet parodysiu paskui, kai eisiu vieną po kito. O vietos policija ir FTB nedelsdami pradėjo apklausti galimus įtariamuosius. Ir manau, teks padaryti dalimis, man bent jau asmeniškai nufilmuoti per kelias kartus šią savaitę, kadangi jau ir taip vėlu, bet žinoma, jūs mane pamatysite po sekundės. Taigi prasidėjo paieškos. FTB naudojo ne tik kariškius, bet ir civilius savanorius. Taip pat buvo apieškoti ežerai aplinkui tą visą regioną, kur buvo manoma, kad nusileido Danas Cooperis. Taip pat lėktuvai, naikintuvai, lėktuvai, nesvarbu, jiems tiesiog buvo užduotis padaryti nuotraukas iš aukštai. Galbūt dėl to, kad pamatyti medžius, ar yra kur nors, tarkim, nulaužtos šakos, galbūt parašiutas užsikabino už šakų ar kažkas tai tokio. Taip pat sraigtasparniai bei daugybė kitų išteklių. Taip pat ir keletą kitų eksperimentų. Vienas pagrindinių tai nustatyti, kuriuo metu Danas iššoko iš lėktuvo, kuriuo metu jisai įskleidė parašiutą ir kurioj tiksliai vietoj jisai galėjo nusileisti, kol ant jo buvo pririšta apie 90 kg ten to svorio, kad atkartoti tuos pinigus, kiek svėrė. Antrasis įvyko 1972 metais pavasarį. Taip pat naudoti kompiuteriai, nuotraukos, bet kokia žmonių informacija suteikta. Tačiau vėl jiems nieko nepavyko surasti nei Dano kūno bent jau, nei tų pinigų, nei parašiutų. Ir skaitant visas detalės, kiek darbo buvo įdėta, kokie ten lėktuvai, kiek žmonių, per kiek dienų, nesakau šitų visų smulkmenų, nes tikrai video užtruktų, tačiau atrodo, kad šiems visiems ištekliams FTB tikrai negailėjo pinigų. Ir galbūt jie netgi išnaudojo daug daugiau pinigų šiai visai paieškai, negu pats Danas Cooperis pavogė. Tačiau šita paieška nebuvo visiškas feilas. Nesusijęs su Danu Cooperiu, bet bent jau kažkas gero iš to išėjo. Tad Dano Cooperio paieškos metu 2 moteris Clarko apygardoje atrado moters lavoną. Ir vėliau ištyrus pasirodo, jog šie palaikai priklauso Barbarai Ann Derry. Na ir žinoma, nebūčiau aš, jeigu nepasidomėčiau šiek tiek šią bylą. Jos kūnas buvo rastas 1972 metais, kovo 29 dieną, netoli Cedar Creek Gris malūno, kur ji mirė nuo durtinės žaizdos krūtinės srityje. Pagrindinis įtariamasis buvo Warren Leslie Forrest ir jis tikrai buvo nesveikas šlykštynė, kadangi nužudė daugiau nei vieną moterį. Vienas įdomus dalykas, šiokia tokia mini informacija. 1972 metais kovo mėnesį po bendro tyrimo su Northwest Orient Airlines ir oro pajėgomis FTB nustatė, kad Danas Cooperis tikriausiai peršoko į La Centre miestą Vašingtone. Tai yra, jog jisai kažkaip tai atsidūrė tame mieste. 2019 metais FTB paskelbė ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomas įsilaužimas į parduotuvę praėjus maždaug 3 valandoms po Dano Cooperio šuolio netoli Heisono, Vašingtone. Ir Heison miestas nuo La Centre yra apie 5 valandos pėsčiomis arba pusę valandos automobiliu. Ir šioje ataskaitoje FTB pažymėjo, kad įsilaužėlis pasiėmė tik išgyvenimui skirtus daiktus, tokius kaip vytinta jautiena ir pirštinės.
Toje pačioje ataskaitoje taip pat pažymėta, kad įsilaužėlis mūvėjo karinius batus, o mes žinome, kad Danas buvo apsivilkęs gan profesionaliai, formaliai, kad jisai turėjo tiesiog paprastus batus. Tad mano teorija čia, pirmas dalykas, nelabai sueina laikas, nebent Danas bėgo visas tas 3 valandas iš vieno miesto į kitą. Ir aš iš karto pagalvojau, kad galbūt Danas turėjo pasiruošęs kuprinę su atsarginiais rūbais. Ir nusileidęs greitai persivilko, pastebėjo, kad galbūt kažko tai jam pritruko ar kažko jis nepasiėmė ir dėl to įsilaužė į parduotuvę. Tačiau kam tada imti tiesiog pirštinės ir šiek tiek vytintos jautienos? Ar negalėjo to pasiruošti prieš visą tai? Antras dalykas, paskui jau labiau pagalvojus, kodėl tai nebūtų įmanoma. Nesvarbu, koks Danas genialus vagis bebūtų, jisai negalėjo taip tiksliai apskaičiuoti viso šuolio ir kritimo tą trajektoriją taip, kad jisai žinotų, kur tiksliai ir kada nusileis. Ypač naktį. Tad aš atmetu šią teoriją, jog šis įsilaužėlis buvo Danas Cooperis. Praėjus mėnesiui po užgrobimo, FTB išplatino išpirkos serijinius numerius finansų institucijoms, kazino, lenktynių trasoms, įmonėms vykdančioms įprastinės operacijas susijusias su didelėmis grynųjų pinigų sumomis ir kitoms teisėsaugos agentūroms visame pasaulyje. Northwest Orient Airlines pasiūlė 15% atlygį tiems, kurie grąžins pinigus atgal. Tai buvo kažkur tai 15%, tai maždaug nedaugiau nei $25,000 tuo metu. O 1972 metais šie serijiniai numeriai buvo išplatinti visuomeniai. Ir matyt, tai nebuvo labai gera idėja. Buvo norėta kuo geriau, gausi kaip visada. Kadangi 2 vyrai padirbo $20 kupiūras su tais serijiniais numeriais, kad būtų ant jų. Ir išviliojo iš žurnalisto, Newsweek žurnalisto Carl Fleming apie $30,000 už interviu su žmogumi, kuris sakėsi esąs Danas Cooperis. Ir nesidomėjau, ar jie buvo sulaikyti, ar jiems pavyko išvilioti tuos $30,000 ir tiesiog kaip niekur nieko dingti. Jeigu žmogus mato galimybę, kodėlgi nepasinaudojus ją. Tada 1973 metų pabaigoje, kai vis dar trūko tų pinigų, kai niekas dar vis jų nerado, The Oregon Journal iš naujo paskelbė serijos numerius ir pasiūlė $1,000 pirmajam asmeniui pateikusiam išpirkos kupiūras laikraščiui ar bet kuriam FTB biurui. Seattle Post Intelligence pateikė panašų pasiūlymą su $5,000 atlygiu. Ir šis visas pasiūlymas galiojo iki 1974 metų padėkos dienos. Ir nors buvo pranešta apie keletą skambučių, keletą žmonių tvirtinančių turį tuos pinigus, taip niekas tų tikrųjų pinigų ir nerado. Iki 1980 vasario 10 dienos, kai 8 metų berniukas vardu Brian Ingram atostogavo su savo tėvais Vašingtone netoli Tina arba Tena Barų upės. Tad kol vaikščiojo pakrantę, žaidė, rankiojo šakaliukus visokius, laužai turbūt, jisai atrado 3 kuokštus pinigų. Pinigų šonai buvo gan įdomiai, taip apvaliai apirę, tačiau gumytė atrodė kaip vos ne visiškai nauja, ar bent jau, kad buvo pakeista. Žinoma, šeima žinojo apie visą šį Dano Cooperio lėktuvo užgrobimą ir pinigus, todėl iš karto susisiekė su policija. Ir vėliau susisiekus FTB, jiems atvažiavus ir ištyrus šiuos pinigus, paaiškėjo, kad taip, dėl šių serijinių numerių ir visa kita šie pinigai buvo būtent išpirkos dalis. Ir šis atradimas, tiesą sakant, sukėlė dar daugiau klausimų negu atsakymų. Kad nieko nesumaišyčiau, tiesiog greitai perskaitysiu. Geologiniai įrodymai rodo, kad sąskaitos į Tina Barą upę atkeliavo po 1974 metų, kai armijos inžinierių korpusas atliko gilinimo operaciją netoliese esančioje upės atkarpoje. Geologas Leonardas Palmeris iš Portlando valstijos universiteto aptiko 2 skirtingus smėlio ir nuosėdų sluoksnius
tarp molio, kurį ant upės krantų nunešė dugnas, ir smėlio sluoksnio, kuriame buvo užkastos kupiūros, o tai rodo, kad sąskaitos buvo gautos gerokai po gilinimo pabaigos. Tad užgrobimas įvyko 71, kupiūros į vandenį pateko 74, o šias kupiūras Brianas rado 1980. Kitka rastos tik pavasarį žydinčios diatomės. What the fuck is diatomė? Diatomės. Nesvarbu. Taip pat rastos tik pavasarį žydinčios diatomės, o tai rodo, kad pinigai į vandenį pateko praėjus mažiausiai keliems mėnesiams po pagrobimo. Ir 1986 metais po ilgų derybų šie pinigai buvo po lygiai padalinti tarp Briano ir Northwest Orient draudiko Royal Globe Insurance. FTB pasiliko tik tai 14 kupiūrų. Briano Ingramo tėvai, o galbūt jau ir pats Brianas, bet 2008 metais Ingram šeima aukcione pardavė 15 šių kupiūrų už $37 000. Šiai dienai tai atitiktų maždaug apie $60 000. Iš visos smulkios informacijos, kurią aš pasirašiau, jeigu gerai suprantu, tai Brianas Ingram surado tos 3 paketus ir iš viso turėjo būti apie 300 banknotų po $20 atseit. Bet kadangi daugybė jų buvo gan suirę, subirėję, kiti iš jų buvo sulipę, tai manau, na ir dar plus kitas dalykas, jog FTB tikriausiai pasiėmė tik tai geriausiai atrodančius, žinoma. Ir man tiesiog smalsu, kiek Ingram šeima tebeturi šių kupiūrų. Nes jeigu aš turėčiau, tai kas mėnesį po vieną kupiūrą į eBay dėčiau į aukcioną. Fiziniai įrodymai. Ir žinoma, negalima pamiršti lėktuvo, kadangi jame Danos Cooperis daugiausiai ir praleido tenais laiko. Jame FTB agentai rado 4 pagrindinius fizinius įrodymus, kurie buvo susiję su Danu Cooperiu. Tai buvo juodas užsegamas kaklaraštis, perlamutro kaklaraščio sagtukas, plaukai, kurie galbūt priklausė Danui Cooperiui, ir 8 Rayleigh cigarečių nuorūkos. FTB specialusis agentas Fredas Gutas sakė, kad kaklaraštis turėjo 2 mažus DNR mėginius ir 1 didelį mėginį. Iš šių mėginių sunku padaryti tvirtas išvadas. Ant lėktuvo sėdynės FTB rado 2 plaukus. Vienas iš jų buvo sunaikintas, kadangi jis neturėjo pakankamai unikalių mikroskopinių savybių, kad būtų naudingas. Antra plaukų sruoga, kuri buvo apibūdinta kaip ruda, kaukazietiška plaukų sruoga. Ją FTB pasiliko, kadangi ji turėjo unikalių mikroskopinių savybių. Tačiau 2002 metais, bandydami sukurti Dano Cooperio DNR profilį, FTB atrado, kad plaukų mėginys buvo prarastas. Ok. Ir šiaip gerai pagalvojus, tai nebūtinai galėjo būti Dano plaukai, kadangi niekas nevalo, niekas nesiurbė sėdynių po kiekvieno skrydžio. Nemanau, jog tai buvo daroma tais laikais, tikrai taip nėra daroma ir šiais. Cigarečių nuorūkos, kurios buvo rastos būtent tos sėdynės peleninėje, kur Danas sėdėjo, tai buvo 8 Rayleigh cigarečių nuorūkos su filtrais. Filtrai buvo išsiųsti į FTB nusikaltimų laboratoriją, tačiau tyrėjams nepavykus rasti pirštų antspaudų, juos grąžino į Las Vegaso biurą. 1998 metais FTB siekė išskirti DNR iš cigarečių nuorūkų, tačiau atrado, kad nuorūkos buvo sunaikintos, kol buvo saugomos Las Vegaso biure. Okay. Nice. Nice work. Okay, čia daug informacijos, tai aš tiesiog greitai perskaitysiu. 2009 metais kovo mėnesį grupė piliečių žinomų kaip Dan Cooper Research Team, arba sutrupintai CRT, besinaudojant naujausią technologiją, rado, išanalizavo ir nustatė 100 organinių ir metalinių detalių ant Dano Cooperio kaklaraiščio. Naudojant elektroninę mikroskopiją, grupė CRT nustatė Lycopodium sporas, kurių šaltinis greičiausiai buvo farmacinis.
Komanda taip pat rado smulkių nelegiruoto titano dalelių ant kaklaraiščio, taip pat bismuto, stibio, cerio, stronsio, sulfido, aliuminio ir titano stibio lydinių dalelių. Metalo ir retųjų žemių dalelės rodo, kad Danas galėjo dirbti Boeing tarp lėktuvų ar kitoje aeronautikos inžinerijos įmonėje, chemijos gamybos įmonėje arba metalo gamybos įmonėje. Tom Kai, vienas iš šių grupės narių, paaiškino, jog pati svarbiausia medžiaga buvo nelegiruotas titanas. 8-ajame dešimtmetyje šis grynas titanas buvo naudojamas retai ir buvo naudojamas tik orlaivių gamybos įrenginiuose arba chemijos įmonėse, kuriuose titanas ir aliuminis derinamas itin ėsdinančioms medžiagoms laikyti. Informacija įdomi, tačiau tai vis vien nesumažina įtariamųjų skaičiaus. Kas susijęs su parašiutais, tai Danas gavo iš viso 4 juos. 2 priekinius ir 2 galinius. Tai 2 rezerviniai ir 2 pagrindiniai. Kai lėktuvas nusileido Reno mieste, FTB patikrino žinoma lėktuvą, visą jį apieškojo ir pamatė, jog Danas paliko 2 parašiutus. Tai buvo vienas rezervinis priekinis ir vienas pagrindinis galinis parašiutas. Tad žinoma, kad kitus 2 pasiėmė Danas. Vienas iš tų priekinių, tų atsarginių parašiutų buvo visiškai nenaudingas. Jis buvo naudojamas kaip mokomasis parašiutas. Ir aš nežinau, kieno čia idėja buvo duoti Danui 3 veikiančius ir 1 neveikiantį parašiutą. Kas jeigu Danas iš tikrųjų būtų pasiėmęs 3 įkaitus ir įteikęs šį neveikiantį parašiutą vienam iš civilių? Čia FTB būtų užglaistę šitą informaciją. Žodžiu, Danas pasiėmė 1 pagrindinį ir 1 atsarginį. Ir vienas iš tų atsarginių buvo būtent tas mokymuisi skirtas parašiutas. Tad turbūt įdomiausias dalykas iš visos šitos informacijos, tai jog FTB suprato, kad Danas Cooperis nebuvo itin gerai susipažinęs su parašiutais, kadangi jeigu jisai būtų buvęs parašiutininkas ar būtų pastebėjęs šitą dummy parašiutą, jisai nebūtų jo pasiėmęs su savimi. Taip pat, kadangi tai buvo mokymuisi skirtas parašiutas, jisai neturėjo tam tikrų diržų, kuriuos būtų galėjęs prisigabinti prie savo pagrindinio parašiuto dėl viso pikto. Tad tai yra labai daug spėlionių, kas nutiko Danui. Ar jisai pasiėmė būtent tą dummy ir supratęs, kad neįsiskleidžia parašiutas, krito į žemę kažkur tai ir mes iki šiol negalim rasti jo kūno? Ar vis dėlto jisai žinojo, jog pasiėmė karinį parašiutą ir žinojo, jog tai yra būtent tas dummy parašiutas ir taip norėjo suklaidinti FTB ir jisai saugiai ir gražiai ir laimingai nusileido? Bet be to, jog FTB rado šiuos 2 parašiutus, daugiau nieko kito nėra ką ir pridurti. Tačiau part šios informacijos daugiau nėra ką daugiau pridurti, kai eina kalba apie parašiutus. Na ir žinoma, dabar įdomiausias dalykas tai skečai ir kaip vis dėlto Danas Cooperis atrodė. Pirmasis eskizas oficialiai buvo užbaigtas vos po kelių dienų po šio užgrobimo ir išleistas į viešumą 1971 metais lapkričio 28 dieną. Anot liudininkų, kurie ir padėjo FTB sukurti šios eskizus, jie pasakė, kad šis eskizas niekom nėra panašus į Daną Cooperį ir netgi juokavo, pramindami Composite A į Bing Crosby. Tai Amerikos dainininkas aktorius, tiksliai nežinau, jog šis eskizas buvo panašesnis į Bingą, o ne į Daną Cooperį. Anot liudininkų, Composite A eskize buvo pavaizduotas jaunas vyras siaurų veidų, nepanašus į Daną Cooperį ir neužfiksavęs jo nesuinteresuoto, baigim tai, veido. Let's get this over with face. 1972 metų pabaigoje antrasis Composite B eskizas buvo skirtas tiksliau pavaizduoti Dano Cooperio amžių, odos toną ir veido formą. Šį kartą liudininkai pasakė, jog šis eskizas labiau atitinka Daną Cooperį, tačiau eskize vyras buvo vaizduojamas kaip bjaurus ir nemalonus. Viena stiuardesė pasakė, jog taip, šį kartą šis eskizas šiek tiek primena Daną, tačiau, kaip ji pati atsimena, jis buvo labiau rafinuotesnės išvaizdos.
Taip pat dar keletas liudininkų pasakė, jog eskize vyras vaizduojamas kaip vyresnis už Daną ir šviesesnės odos. Na ir 1973 metais sausio 2 dieną FTB užbaigė pakoreguotą B eskizą, tą Composition B eskizą, ir mes turime pagaliau trečiąjį eskizą, kurį 1973 metais balandžio mėnesį FTB pasirinko kaip pagrindinį eskizą, kurį ir rodys visiems, kuris yra labiausiai panašus, ir tiesiog rodys visiems norint surasti šį Daną Cooperį. Aš dar turiu, nes dabar žiūriu kaip tik vieną eskizą, kaip Danas atrodytų pasenęs. Ir šį eskizą aš panaudosiu šiek tiek vėliau, kai kalbėsiu apie įtariamuosius. Na ir galiausiai, remdamisi visą žinomą informaciją, galime spręsti, jog Danas gan kruopščiai planavo šį visą užgrobimą. Jisai turėjo gan specifinę informaciją apie vietovę, jisai turėjo gan nemažai informacijos apie lėktuvo 727 galimybės ir jisai stengiasi nepalikti jokių įrodymų, jokių pėdsakų po savęs. Tarkim, jisai specialiai pasirinko pačią galinę sėdynę dėl 3 priežasčių. Jog jisai galėtų stebėti visus priekyje, jog niekas jo negalėtų stebėti. Ir žinoma, trečias dalykas, jog jisai galėtų laiku ir greitai sureaguoti, jeigu kas nors ateitų ir mėgintų jį užpulti. Žinoma, parašiutai, jog vietoje vieno pasiėmė 4 tam, kad suklaidint visus, jog visi galvotų, kad Danas pasiims keletą įkaitų. Taip norint, kad jam nebūtų įteiktas koks nors neveikiantis parašiutas, nors visien gavo dummy, tą mokymuisi skirtą parašiutą. Tai jog jisai pasirinko bombą, tai nėra kažkas tai, ką galima būtų lengvai atimti, tačiau jį galima labai greitai panaudoti. Na ir žinoma, jisai stengiasi būti labai atsargus, jisai stengiasi nepalikti jokių pėdsakų. Ir prieš iššokdamas jisai liepė stiuardesai Tinai Maklau grąžinti jam visus jo ranka rašytus raštelius. Ir vienas iš dalykų, ką skaičiau, jog kai Danas pasiūlė cigaretę vieną iš tų stiuardesių ir jinai sutiko, jinai norėjo išmesti degtuką, kurį panaudojo, kad prisidegtų cigaretę. Ji norėjo išmesti jį tiesiog į peleninę, tačiau Danas liepė grąžinti tuos degtukus panaudotus jam. Bet jisai paliko tas nuorūkas ir jisai paliko kaklaraištį. Ar jisai tai padarė specialiai? O gal jisai tiesiog skubėjo, nes jam reikėjo būtent tuo metu, būtent tame aukštyje iššokti ir tiesiog visiškai pamiršo apie kaklaraištį ir tas cigaretės? Na ir žinoma, Danas turėjo šiokį tokį supratimą apie parašiutus. Galbūt jisai nebuvo kažkoks tai profesionalus parašiutininkas, bet jisai nebijojo, pirmas dalykas, tai šokti, kai buvo žiauriai tamsu, vos ne naktį, kai tu net nematai žemės ir kur nusileisti. Antra, netikiu, kad jisai pasiėmė tą dummy, manau, jog jisai specialiai pasiėmė tam, kad suklaidintų FTB ir visus kitus, kas tyrė šią bylą. Ir Larry Carr, kuris vadovavo tyrimo grupiai tarp 2006 ir 2009 metų, netiki, kad Danas buvo desantininkas, tačiau jisai galvoja, jog Danas dirbo oro pajėgose susijusiuose su krovinių gabenimu. Ir, kaip jisai pats sakė, lėktuvo krovinių pakrovimo užduotis jam suteiktų aviacijos žinių ir patirties. Jie turi pagrindinį mokymą, žino apie avarinius parašiutus, moko įsiųsti daiktus iš lėktuvų skrendant. Ir kodėl jisai nebijojo iššokti nuo laiptų pats vienas. Bet jisai taip pat, tas Larry Carr taip pat pripažįsta, jog jisai turi pakankamai žinių, bet nepakankamai galbūt patirties po tokio šuolio, kad išliktų gyvas. Ir štai tiek žinių turime apie Daną. Tad iš visos surinktos informacijos, iš visų surinktų įrodymų, spėlionių, štai tiek žinome apie tą D.B. Cooper arba Dan Cooper. Bet nuo pat 1971-72 metų iki 2016 FTB
tęsė savo darbą ir mėgino atrasti, kas yra Danas Cooperis, tačiau mažėjant turbūt visuomenės susidomėjimui ir nebegaunant daugiau informacijos, 2016 metais Liepos 8 dieną FTB paskelbė, kad aktyvus Dano Cooperio bylos tyrimas buvo sustabdytas, motyvuodamas būtinybę panaudoti tyrimo išteklius ir darbo jėgas didesniems ir neatidėliotiniems klausimams spręsti. Žinoma, bet kokia informacija ar fiziniai įrodymai bus bet kuriuo momentu, bet kada priimti į bet kurį FTB biurą. Beveik 50 metų trukusi bylos tyrimą, visą medžiagą, visą informaciją FTB patalpino pas save svetainėje, kuri yra prieinama visiems. Ir aš taip pat užėjau, pasiknaisiojau, kad galbūt atras kokių nors nuotraukų, tačiau labai daug skaitimo, kam įdomu, linkas paliktas aprašyme. Tačiau ši istorija yra vienintelė daugybės dokumentų užfiksuota neišspręsta byla. Oh shit, yeah. You're actually lucky. I just finished. Okay, turiu bėgti. Net nepamačiau, kiek čia dabar jau laiko. Bet, vėl su jumis susitiksiu su jumis po sekundės savo rytoj. Beredaguodama video pastebėjau, kad aš abu kartus buvau apsivilkusi palaidinę. Nežinau, kaip vadinas, nesvarbu. Ir kad jau kelintą kartą naudoju arba mėlynus, arba žalius akių šešėlius. So, continue the look. Ir aš šiai paskutiniai daliai pasirinkau pakalbėti būtent apie visus, ne visus, kadangi jų buvo apie ten gal 1000, bet pagrindinius įtariamuosius. Ir prieš porą mėnesių, kai vėl pradėjau domėtis šią bylą, pastebėjau vieną vardą, kuris visą laiką pasirodydavo video ar tai straipsniuose, ir tai yra Richard Floyd McCoy Jr. Tad aš greitai jūs supažindinsiu, kas yra Richardas ir kodėl dauguma žmonių galvojo, jog būtent jisai yra Dan Cooper. Ir yra gan nemažai informacijos, todėl aš tiesiog perskaitysiu viską. 1962 metais Richardas persikėlė į Provą, Jutos valstijoje, ir įstojo į Brigham Young universitetą. Bet metęs mokslus, jisai 2 metus tarnavo armijoje. Jisai tarnavo Vietname, griovimo ekspertų ir pilotų, o 1964 metais buvo apdovanotas purpurinė širdimi. Ir aš nieko nenumanau apie armiją ir man visiškai neįdomu žinoti apie armijos medalius, visokius ten apdovanojimus. Bet jeigu jisai juos gavo, tai vadinasi jisai kažką tai gerai dirbo, gerai tarnavo, gerai kažką tai darė, jog juos gavo, ne? Grįžęs į Jutą, jis tarnavo Jutos nacionalinės gvardijos karininku ir buvo aistringas parašiutininkas. Prie to pačio, Richardas taip pat dar dėstė sekmadieninėje mokykloje ir studijavo teisėsaugą tame universitete, Brigham Young universitete. Ir jo svajonė, bent jau kaip keletos žmonių sakė, jisai norėjo tapti FTB agentu. Richardas pirmą kartą patraukė FTB dėmesį, pirmą ir paskutinį, kai Richardui beveik pavyko nukopijuoti Dano Cooperio lėktuvo užgrobimą. Ir tai vyko 1972 metais, kai užsimaskavęs peruku ir dirbtiniais ūsais, taip pat turėjo veidrodinius akinius, laikydamas rankinę granatą bei tuščią ginklą. Žinoma, niekas lėktuve nežinojo, kad ginklas tuščias apart Richardo. Grasino lėktuvų įgalui ir reikalavo $500,000. Ir vardas, slapyvardas, kurį Richardas panaudojo, buvo James Johnson. Kas man labai priminė į Jim Johnson, iš tai šitą kulto lyderį, tikrai kas domisi tikrais nusikaltimais ar šiaip kultais, žino, kas šitas čiuvelis yra. Richardas davęs įgulai beveik panašius nurodymus kaip ir Danas Cooperis, gavęs $500,000 ir 4 parašiutus, vidury skrydžio iššoko iš lėktuvo ir jam pavyko išgyventi. Na ir žinoma, policija, FTB, CŽV, visi žodžiu, ėmė ieškoti šio vyro. Esmė tame,
jog jisai akivaizdžiai nervinosi visą tą laiką, kol buvo lėktuve ir padarė keletą klaidų. Kaip tarkim, jisai paliko ranka rašytus raštelius ir žinoma paliko savo pirštų antspaudus, kuriuos, policija vos po kelių dienų po šio lėktuvo užgrobimo, jie rado Richardą savo namuose ir rado kombinezoną, kurį vilkėjo, kai iššoko, ten tą parašiutą kombinezoną, ir rado krepšį su pinigais. Jame buvo 499 970 dolerių. Per tas keletą dienų, per tas 2-3 dienas, kol jisai atseit slapstėsi, jam pavyko išleisti vos 30 dolerių. Ir žinoma, jisai tvirtino esąs nekaltas, tačiau su visais įrodymais jisai buvo nuteistas ir jam buvo liepta kalėti 45 metus. Įkalintas federalinėje įkalinimo įstaigoje, Louisburg'e, Pensilvanijoje, Richardas pasinaudojo prieigą prie kalėjimo odontologijos kabineto ir kaip čia rašoma, kad iš dantų pastos, ar ten ką dantistai naudoja, jisai pasidarė tokį kaip ginklą, kaip peilį, shank, bet aš nemanau, kad jisai kada nors panaudojo tą peilį, kadangi jisai ir keletą kitų nuteistųjų pabėgo iš kalėjimo 1974 metais rugpjūčio 10 dieną, vairuodami tą šiukšlių mašiną. Ir jie įvažiavo į pagrindinius vartus, išmušė juos ir jiems tai pavyko labai lengvai ir greitai pabėgti. Gerai, jog šiais laikais bent jau iš kalėjimo nėra taip lengva pabėgti. Tad iš viso jie buvo 4. Ir Joseph Havel ir Larry Lee Bagley buvo sugauti po 3 dienų po susišaudimo, kai jie mėgino apiplėšti banką. O po dar 3 mėnesių nuo kalėjimo pabėgimo, 3 mėnesiai praėjo, FTB surado Richardą savo namuose Virdžinijoje. Ir naujienos pranešė, kad 1974 metais lapkričio 9 dieną Richardas įėjo į savo namus ir jį pasitiko FTB agentai. Nickas O'Hary ir Kevinas McPartlandas ir Geraldas Hulihanas. Aha. Paliubomu ne taip. Hulihanas. Žinau, kad Richardo duktė, Šantė, jinai sakė, jog ji buvo ta, kuri atidarė duris FTB agentams ir juos leido į vidų, kurie laukia, iki kada Richardas grįš namo. Ir jinai, kaip sakė, jinai niekada savo dėl to negali atleisti, kadangi Richardas pamatęs tos FTB agentus, suprato, kas jam toj bus, jisai ėmė juos šaudyti ir jie, žinoma, šovė atgal. Ir viso šito susišaudimo metu Richardas mirė. Žinoma, tai buvo labai liūdna žinia Richardo vaikams ir žmonai, Karen. Ir Karen liepia savo vaikams nekalbėti apie Richardo padarytą nusikaltimą ar nekalbėti apie Dan Cooperį. Esmė tame, jog Šantė ir Ricky sakė, jog mokykloje turėjo labai daug patyčių vien dėl to, jog visi vaikai žinojo, jog jų tėvas užgrobė lėktuvą. Ir vėliau po keletos mėnesių buvo dėl to nužudytas. Tačiau jų motinai mirus 2020 metais, Ricky ir Šantė nusprendė, atviriau apie tai kalbėti ir jie kaip ir jau bendravo su žmogumi vardu Dan Grinder. Ir Dan Grinder yra... Tuoj surasiu. Į pensiją išėjęs pilotas, parašiutininkas ir youtuberis, kuris ilgą laiką tikėjo, jog Richardas yra D.B. Cooperis, tačiau net ir turint visus įrodymus, negalėjo to įrodyti iki atseit dabar. Kaip galima sakyti, jog tu turi įrodymus, bet negali įrodyti? Iš visko, ką skaičiau, tai šis Dan Grinder, jisai tyrinėjo šią bylą apie 20 metų. Ir kiek aš peržiūrėjau jo YouTube kitus video, jisai taip pat domisi tikrais nusikaltimais. Tad jisai nėra vien tik tai Danu Cooperiu apsėstas, tačiau tiesiog, tikrais nusikaltimais. Bet jisai keliauja, daro interviu ir šis Danas Grinder 2022 metais susitiko su Ricky ir Šantė, kai jie norėjo jam aprodyti ūkinėme pastate. Aš žiūrėjau šiek tiek tą video, būtent tą dalį, kai jie atranda parašiutą
Ir jie taip pat rado šuolių su parašiutais žurnalą, kuris atitiko abi datas, abiejų lėktuvų užgrobimų datas. Tada 2023 metais su jais susisiekė FTB, kurie norėjo apžiūrėti šį parašiutą, kaip jisai buvo patobulintas ir žinoma apžiūrėti tą visą notebook, žurnalą, kuriame buvo surašytos visos datos, kada Richardas šoko su parašiutu. Nes, matyt, reikia pasitreniruoti, ypač kai neturi savo paties lėktuvo prieš atliekant tokį nusikaltimą. Ir aš stengiausi šį visą laiką ieškoti naujos informacijos, ar tiesiog kokių nors naujų straipsnių, ar naujų video, kur, FTB patvirtintų, jog jie turi parašiutą, jog jie žiūri, nagrinėja, jog mėgina įrodyti, jog taip, tai galbūt priklauso Danui Cooperiui. Tačiau jie nepatvirtino, jog turi parašiutą ir jie nieko taip pat nepatvirtino dėl jokio žurnalo. Tad galbūt mes kažkokį tai update gausime dar po metų, jeigu ne ilgiau. Bet Richardo vaikai yra beveik 100% įsitikinę, jog jų tėvas ir yra šis Danas Cooperis. Nes jie sakė, jog Richardas turėjo finansinių bei sveikatos problemų. Ir tiesiog norėjo aprūpinti savo šeimą kažkaip tai po mirties. Dėl to ir pasiryžo padaryti, arba vieną, arba šios abu nusikaltimus. Bet tada, kur tie $200,000, kur Danui Cooperiui pavyko pavogti, pagrobti? Tai nejaugi jisai per metus laiko iššvaistė $200,000, niekam nepastebint, ir tada jau, kai jam vėl pritrūko pinigų, jisai sugalvojo, kad šį kartą pagrobsiu ne 200,000, o $500,000. Kažkaip tai... O ir beje, Richardas taip pat pasakė savo draugui kažkuriuo tai metu, jog jisai ne tik gali atkartoti, ką Danas Cooperis padarė, bet tai padaryti geriau. Ir kai jisai pamėgino atkartoti, ką Danas Cooperis padarė, tikrai nebuvo geriau, nes jisai paliko visų pirma savo pirštų antspaudus, raštelius tos visus ir visą laiką nervinasi. Aš toliau nesidomiau, bet tikrai turbūt yra ir daugiau dalykų. Tai dar viena iš priežasčių, kur aš galvoju, kad vis dėlto Richardas nėra Dan Cooper. Bet tikslių įrodymų, sunku pasakyti, mano nuomonė, Richardas nėra Dan Cooperis. Tačiau pakalbėkime apie kitus įtariamuosius. Tuo metu, kai spauda sužinojo apie lėktuvo užgrobimą, FTB jau tyrė keletą įtariamųjų. Ir tarp jų buvo vienas Portlando vyras su panašiais inicialais – D.B. Cooper. Šis D.B. Cooper buvo gan greitai pašalintas, tačiau spauda šiek tiek susimaišė ir vietoj to, jog rašytų Dan Cooper, ėmė rašyti D.B. Cooper. Ir būtent dėl šitos klaidos dabar kažkoks tai vyriškis, kuris gyvena Portlande ir kurio inicialai tiesiog yra D.B. Cooper, koks nors, nežinau, Daniel Blake Cooper, buvo apkaltintas užgrobęs lėktuvą. Ar galite įsivaizduoti, vieną vakarą sėdit ir jums į duris pastukseno policija ir pasako, kad hei, mums atrodo, kad tu vakar užgrobei lėktuvą, einam su mumis. Kaip reaguotumėt? Tad dėl šitos žurnalistų klaidos vieni sako Dan Cooper, kiti sako D.B. Cooper. Galbūt Dan Cooper yra tiesiog pseudonimas, kurį pasirinko šis žmogus pasinaudoti, tačiau yra komiksas tokiu pat vardu. Komiksas parašytas prancūzų kalba ir pagrindinis veikėjas yra Kanados parašiutininkas Dan Cooper. Šis komiksas nebuvo išleistas ar parduotas Amerikoje iki 1971 metų, tačiau jį galima buvo įsigyti Kanadoje, kuriame yra daug prancūzakalbių. Ir pasirodo, jog amerikietiška ir kanadietiška akcentai yra gan sunku atskirti, tad yra teorija, jog Dan Cooper iš tikrųjų buvo kanadietis. Ir galbūt tai netgi galėjau patvirtinti vienas dalykas, ką pats Danas pasakė, kol buvo lėktuve. Pradžioje aš pasakiau, kad Danas reikalavo keletos dalykų. Pagrindinis tai, 200,000 Amerikos dolerių. Bet esmė tame, jog stewardesės ir lėktuvo pilotai atsimena tai, kad Danas pasakė ar parašė šiek tiek skirtingai.
Kadangi stewardesas gavo tuos lapukus, tuos užrašus, o vėliau, kaip sugedęs telefonas, Danas perdavinėjo savo nurodymus per stewardesas pilotams. Ir kai pilotai tada mėgino susisiekti su ten visais kitais, ko ten reikėjo susisiekti, jie galėjo pasakyti, kad Danas reikalauja būtent Amerikos valiutos, o stewardesas tiesiog pasakė, kad jisai reikalauja tiesiog grinaisiais, jis net nepasakė, jis pasakė dolerių, man reikia dolerių, bet jis nepasakė būtent kokių, ar amerikietiškų, ar kanadietiškų, ar australiškų, ten nesvarbu. Tad Dan Cooper galėjo būti amerikietis, kuris tiesiog žinojo prancūzų kalbą ir žinojo apie šį komiksą ir tiesiog pasirinko šį vardą. O galbūt Dan Cooperis buvo iš tikrųjų kanadietis ir dėl to yra taip sunku jį surasti. Ar tiksliau visiems, kurie ieško Amerikoje, niekados ir nepavyks jo surasti, kadangi jis ne amerikietis. Kitas kandidatas – Robertas Rackstraw. Tad jisai pirmą kartą tapo FTB įtariamuoju 1978 metais ir iš pažiūros jisai atrodo gan panašus į eskizą, Dan Cooperio eskizą. Jis buvo apdovanotas armijos desantininkas ir sraigtasparnio pilotas. Jis turėjo patirties su sprogmenimis bei turėjo gan nemažą teistumo rekordą. Robertas taip pat turėjo dėdę, kurio vardas buvo John Cooper, ir jisai buvo gan aistringas parašiutininkas. Ir aš manau, kad Cooper tai yra tiesiog gan populiari pavardė Amerikoje. Ir Anglijoje turbūt. Reikia pasidomėti. Su pavardė Cooper yra anglų kilmės profesijos pavadinimas reiškintis statinių gamintoją arba medinių indų gamintoją ir taisytoją. Robertas buvo pašalintas iš armijos likus vos keliems mėnesiams iki Dan Cooperio lėktuvo užgrobimo. Ir tai galėtų būti kaip kažkokia tai motyvacija, nes, kaip aš sakiau, Danas Cooperis lėktuve, kai jo viena iš stewardesų paklausė, kodėl būtent jūs užgrobėte kodėl būtent šį lėktuvą ir kodėl būtent mus. Ir Danas pasakė, kad nepergyvenkit, ne dėl jūsų vardo, ne dėl kažką tai, ką jūs padarėte, bet aš tiesiog turiu, jūs skrendate ten, kur man reikia, o aš turiu savo motyvų. Aš susipiktas dėl savo priežasčių tam tikrų. Kokios tos priežastys buvo, jisai žinoma nepasakė, bet tai galėjo būti vienas iš motyvų, kodėl Dan Cooper padarė, kad galbūt jisai irgi buvo atleistas iš darbo ir jam tiesiog prireikė pinigų ir besinaudodama savo armijos žiniomis nusprendė padaryti šį nusikaltimą. Dar kodėl žmonės galvojo, jog Robertas yra Dan Cooperis, jog kas kartą, kai žurnalistai jo klausdavo, ar jūs tai padarėte, ar jūs esate Dan Cooperis, jisai nesakydavo taip ar ne. Vietoj to jisai sakydavo, aš galėjau būti, arba aš savęs nenuvertinčiau. Bet jis nėra Dan Cooperis, kadangi Robertas turi mėlynas akis, o iš visų liudininkų Dan Cooperis turėjo rudas akis. Ir taip pat Robertui tuo metu buvo 28 metai, o liudininkai tvirtino, jog Danui Cooperiui buvo kažkur tai tarp 40 ir 45 metų. Kitas įtariamasis – Kenneth Christensen. Jisai pirmą kartą tapo įtariamuoju 2003 metais, kai Kennetho brolis pastebėjo gana daug panašumų su Dan Cooperiu. Kenneth trumpai tarnavo desantininku Antrojo pasaulinio karo metu, o nuo 1953 metų jisai dirbo Northwest Airlines kaip mechaniku ir stewardesu. Taip pat jam tuo metu buvo 45 metai. Kenneth buvo kairiarankis. Ir deja mes neturim daug įrodymų, kuriais galėtume irgi pareikšti, jog Danas Cooperis buvo kairiarankis, tačiau yra du dalykai, kuriuos atsiminė stewardesė Florence. Jog jisai lagaminą atidarė būtent kairę ranką ir jog jo užsegimas ant to kaklaraiščio taip pat buvo iš kairės pusės. Kennethas prieš savo mirtį 1994 metais savo broliui pasakė, yra kažkas, ką turėtum žinoti, bet aš tau negaliu to pasakyti. O po jo mirties šeima Kennetho banko sąskaitoje rado daugiau nei $200 000. Kita vertus, Kennethas netitiko fizinio Dan Cooperio prašymo. Jis buvo žemesnis ir kūdesnis. Ir nors Florence Schaffner matė didelį panašumą tarp jų abiejų, Dan Cooperio eskizo ir Kennetho, ji pastebėjo, kad Danas turėjo daug daugiau plaukų. Ir tai buvo gan akivaizdu ir eskizuose. O tie pinigai, daugiau nei $200 000 jo sąskaitoje,
Jis tiesiog pardavė sklypą ar tai namą prieš mirdamas ir dėl to turėjo šitiek daug pinigų. Ir tada Richard McCoy, apie kurį aš jums šiek tiek daugiau pakalbėjau, nes tiesiog norėjau įdėti daugiau informacijos, kodėl šitiek daug žmonių galvoja, kad būtent Richardas yra Danas Cooperis. Tačiau visos 3 stewardesės pasakė, jog Richardas nėra Dan Cooper. Jog jis nėra panašus į jį, visiškai. Ne, negali būti. Dwayne Weber. Jisai pirmą kartą tapo įtariamuoju 1995 metais, kai prieš mirtį savo žmonai pasakė, aš turiu tau kai ką pasakyti, atskleisti. Aš esu Danas Cooperis. Ir tada jį ėmė atsiminti keletą kitų įdomių dalykų apie savo buvusį vyrą. Dwayne'o žmona tikina, jog ji rado krepšį, kuris būtent buvo panaudotas to lėktuvo pagrobimo metu. Ji tvirtina, kad Dwayne'as patyrė kelio traumą, kai šoko iš lėktuvo. Įrodymai. Ji taip pat tikina, jog Dwayne'as patyrė kelio traumą, kai iššoko iš lėktuvo. Įrodymai. O gal jisai nemoka vaikščiot ir pastatė ne taip koją ir išsisuko tą kelį. Ji dar taip pat teigia, jog Dwayne'as kažkada tai turėjo košmarą, kuriame jisai jaudinosi, jog paliko pirštų anspaudus ant to lėktuvo laiptų, ten turėjimo prieš iššokdamas. Įrodymai? Gal kokie nors? Likus metams iki pinigų atradimo Tina Bear ežere, Dwayne'as tariamai greitai apsilankė toje pačioje vietoje. Ir tuo metu, šio lėktuvo užgrobimo metu, jam buvo 47 metai. Bet Dwayne'o pirštų anspaudai netitiko nei vieno iš lėktuve paimtų pirštų anspaudų. Taip pat jo DNR netitiko iš DNR, kuris buvo paimtas nuo to kaklaraščio. Būtent nuo to kaklaraščio užsegtuko. Bet vėlgi mes negalime žinoti tiksliai, kurie tie pirštų anspaudai ar kuris iš DNR buvo Dan Cooperio. Nebent FTB iš tikrųjų paėmė visų keleivių piršto anspaudus ir visų keleivių DNR. Bet juk per vieną dieną galėjo šitiek daug piršto anspaudų susirinkti tame lėktuve. Galėjo šitiek daug visokių DNR dalelių visur paskleisti aplink lėktuvą. Tad jo, neįmanoma turbūt būtų surasti dabar iš tų visų turimų dalykų. O kad jie vis dar turėtų tos plaukus ir tas cigaretės. Kitas asmuo būtų William Smith, kuris įtariamųjų tapo 2018 metais. Williamas tarnavo karinėme jūrų laivyne Antrojo pasaulinio karo metais ir tikriausiai turėjo tam tikros patirties su parašiutais. Tikriausiai. Pagrobimo metu jam buvo 43 metai, jis turėjo rudas ar tamsias akis ir jisai atitiko fizinį Dano Cooperio aprašymą. Ir, kaip minėjau prieš tai, norėjau parodyti eskizą, kur FTB agentai nusprendė padaryti, kaip atrodytų Dan Cooperis pasenęs. Ir kai sudedi jų abiejų, Williamo portretą prie šio eskizo, matosi šiokie tokie panašumai, ne? Kitka, studentė vardu yra Daniel Cooper, kuri žuvo per Antrąjį pasaulinį karą, mokėsi toje pačioje vidurinėje mokykloje, kaip ir Williamas. Tačiau daugiau informacijos apie tai neturiu. Galbūt jie draugavo, galbūt jie buvo tiesiog gerais draugais, galbūt Williamas, jeigu buvo Danas Cooperis, atsiminė šią merginą ir tiesiog panaudojo jos antrą vardą ir pavardę. Ir jisai didžiąją savo gyvenimo dalį dirbo kaip kiemo meistro geležinkelio įmonėje. Tačiau 1970-aisiais įmonė bankrutavo. Kai kurie žmonės galvojo, jog tai galėjo būti šioks toks motyvas Williamui, nes jisai galbūt galvojo, jog lėktuvai perima jo darbą, jog niekas nebenori keliauti geležinkelių traukiniais, vien dėl to, jog lėktuvai yra daug greitesni, patogesni ir įperkamesni. Bet Williamas visą savo gyvenimą pragyveno Šiaurės rytų Amerikoje, visiškai kitoje pusėje Amerikos. Tad manau, dėl šios priežasties, jog jisai gyvena per toli, žinoma, galima pasidaryti atostogas, nukeliauti kažkur tai, apvogti kažką tai ir grįžti namo niekam nepastebint. Bet aš nemanau, jog Williamas yra Dan Cooperis, kadangi, kaip sakiau prieš tai, Danas Cooperis lėktuve pasakė vienai iš stewardesių, jog atpažįsta vietos reljefą.
jog jisai atpažįsta miestą ir netgi tiksliai pasakė, jog vat būtent ši vieta yra apie 20 minučių automobiliu nuo oro uosto, kur mes nusileisime. Bet kitas įdomus faktas apie Williamą, jog jisai dirbo kiemsargiu ir jisai dirbo su tam tikrais metalais. Ir kaip aš sakiau, ten tą tyrimų grupę, šie va 3 žmonės. Jie ištyrė tą kaklaraištį ir rado tam tikras medžiagas. Ir viena iš jų buvo ten tas grynas titanas, dar keletą medžiagų, kas buvo gan reta 1970 metais. Tad tiek Dan Cooperis, tiek Williamas turėjo šiek tiek šių tokių medžiagų ant savo rūbų. Tačiau tai vis vien pilnai neįrodo, jog Williamas Smithas buvo Dan Cooperis. Ir žinoma, yra daugybė tūkstančiai kitų įtariamųjų, ar bent jau buvusių įtariamųjų. Ir žinoma, jeigu norėčiau padaryti apie kiekvieną iš jų, tai šis video būtų 10 valandų. Na ir mes turbūt niekados nesužinosime, kas iš tikrųjų yra Danas Cooperis, buvo Danas Cooperis, ar jisai tebegyvas, ar jisai mirė, kai šoko iš lėktuvo, bet jeigu mirė, tada kur jo palaikai. Bet tiesiog norėjau parodyti, kaip sunku vis dėlto yra atrasti, kas iš tikrųjų yra Danas Cooperis. Nes šie visi vyrai turėjo gana daug panašumų, tačiau visiems buvo atmesti ir nepripažinti kaip Danu Cooperiu. Ir skaitydama apie Richardą McCoy, aš tiesiog pagalvojau tokį dalyką, jog jeigu ir aš tapčiau apsėsta šią bylą ir norėčiau surasti, kas iš tikrųjų yra ar buvo Danas Cooperis, matyti ir aš pasirinkčiau tik tai vieną iš šių žmonių ir mėginčiau knaisytis ir gilintis į jų gyvenimą, ieškoti kažkokių tai sutapimų ir rodyt visiems, jog žiūrėkit, aš radau, aš teisi. Tad galbūt taip dabar ir vyksta su Richardu McCoy. Nes visiems jau atsibodo nežinoti, kas yra Danas Cooperis. Bet man įdomu sužinoti žmonių nuomonės, kurie arba kažkada tai domėjosi šią bylą, arba tik dabar ėmė domėti šią bylą. Ir galbūt jūs pasiūlysite man keletą kitų žmonių, kurios taip pat galėčiau peržiūrėti ir palyginti visą tą informaciją, kad tarkim galbūt šis žmogus ir yra Danas Cooperis. Arba galbūt jūs man netgi duosite kažkokios tai informacijos, kurios aš nepateikiau per šį video. Na, o tiems, kurie pirmą kartą išgirdo apie Dan Cooperį, tai norėčiau sužinoti, ar jums patinka tokios temos, ar norėtumėte daugiau apie neatskleistas bylas. Ar jums vis dėlto labiau patinka tikri nusikaltimai, kur nusikaltėliai būna pagauti ir nubausti? Nes man, tiesą sakant, labiau patinka tokie video, kai nusikaltėliai gauna. Jeigu manęs paklaustų, ką aš manau, tai man patinka 2 teorijos. Tai pirma, jog Danas Cooperis net nėra amerikietis, galbūt jisai kanadietis, galbūt jisai kažkur tai ten iš Meksikos, nes jisai pirmą kartą liepė pilotui skristi tiesiai į Meksiką, bet pilotas pasakė, kad reikėjo sustoti ir kelis kartus, užsipilti kuro. Tad galbūt jisai nebuvo amerikietis ir dėl to jį taip sunku surasti, nes jisai negyvena Amerikoje. Arba antra, jog vyriausybė, FTB, CŽV, nesvarbu, kuri ten iš jų, bet jie slepia, kas iš tikrųjų yra Danas Cooperis. Kas jei tai vienas iš jų? Ar kas, jeigu tai vėl kažkoks tai kvailas FTB, CŽV, ten dar kokiu nors eksperimentas? Jeigu kada nors bus atskleista tikroji Dan Cooperio tapatybė, būtinai padarysiu video apie tai. Ir štai tiek informacijos šiame video, žinoma, jos yra daug daugiau, žymiai daugiau nei aš čia ką pasakiau. Bet žinoma, jeigu jums įdomu ir jūs norite kiekvienos detalės, tai pasižiūrėkite linkus, kuriuos palikau aprašyme. Taip pat žinoma, ten tą FTB puslapį, kur jų ten visa informacija surinkta, su visom nuotraukom, su visais užrašais. Yra daugybė kitų detektyvų, youtuberių, kurie taip padomisi apie Dan Cooperį daugiau nei turbūt mėnesį kaip aš. Bet manau, jog per šį video pasakiau pagrindinius dalykus. Tai atleiskite žinoti, ką manote, kas iš tikrųjų buvo Dan Cooperis, ar mes kada nors atrasime tikrąją Dano Cooperio tapatybę. Bet iki tol ir tiek. Ačiū už jūsų visų šiandienos dėmesį. Aš kaip visada nežinau, kaip kitaip atsisveikinti, apart kartojant tą patį per tą patį sakinį. Bet jo, ačiū už jūsų visų dėmesį ir tikiuosi, jog pasimatysime per
kitą video. Bye!